Sveiki, chebryte! Šiandien trumpai pasiaiškinsime, kasgi tie cookies. Cookies tai sausainiai. Taip, tai sausainiukai, tačiau nerealūs, o virtualūs. Ir beje, jie nevalgomi. Dabar vietoj senų žodžių cookies naudojame įprastą, tačiau vis tiek dar ne visiems suprantamą žodį slapukai. Slapukai. Kur tik neužeisi, visur slapukai. Atrodo, kad jie mus persekioja, kai naršome internete ir lankomės įvairiose svetainėse, kai naudojamės mums įprastomis programėlėmis. Iš tiesų, kasgi tokie tie slapukai? Ir kodėl jie tokie svarbus? Slapukai yra maži tekstiniai failiukai įrašomi į jūsų kompiuterį, planšetę ar telefoną vos tik jums apsilankius bet kokioje internetinėje svetainėje. Slapukai naudojami įvairiems tikslams. Pavyzdžiui, jūsų prisijungimo duomenų įsiminimui jungiantis prie svetainių socialinių tinklų, jūsų pirkinių krepšelių išsaugojimui elektroninėse parduotuvėse, arba trumpai tariant, jūsų naršymo veiklos sekimui. Skamba baisokokai, ar ne? Taigi, aiškinkimės toliau. Yra du pagrindiniai slapukų tipai – sesijos ir nuolatiniai. Sesijos slapukai arba taip vadinami trumpalaikiai slapukai naudojami tik naršymo seansų metu ir ištrinami, kai uždarote naršyklę. Dažniausiai sesijos slapukus naudoja taip vadinami inkognito arba privataus naršymo naršyklės langai. Štai taip įsijungia privatus naršymo langas naršyklė Google Chrome, o štai taip įsijungia privataus naršymo langas naršyklė Opera. Nuolatiniai arba ilgalaikiai slapukai. Jos galima suskirstyti dar į smulkesnės grupės, tačiau visi jie išlieka jūsų įrenginyje dar tam tikrą laiką, net ir tuo metu, kai uždarote naršyklės langą. Pagal slapukų kūrimo vietą jie būna dviejų tipų. Pirmųjų šalių arba nuosavi slapukai, kuriami svetainėje, kurioje naršote. Trečiųjų šalių slapukai, kuriami ir valdomi tiekėjų, kurie nėra tiesiogiai susijęti su svetainė, kurioje lankotės. Tai gali būti įvairūs reklaminės skelbimai, video intarpai iš kitos platformos, pavyzdžiui YouTube, arba lankytojų statistikos rinkimų įrankiai, taip vadinami lankomumo skaitliukai. Nebijokite slapukų, nes jie turi nemažai privalumų tiek svetainių lankytojams, tiek jų kūrėjams. Slapukai gali pagreitinti, pagerinti naršymą internete, nes jums nereikės kaskart įvedinėti savo prisijungimo duomenų ar kitos asmeninės informacijos. Slapukai dažniausiai naudojami jūsų naršymo veiklai sekti ir pagal tai dažniau jums rodomas aktualesnis tiek reklaminis, tiek nereklaminis turinys svetainėse bei socialiniuose tinkluose. Slapukai gali padėti svetainių savininkams suprasti, kaip vartotojai naudojasi jų svetainėmis ir jas tobulinti. Be tam tikrų privalumų slapukai turi ir trūkumų, susijusių su privatumo bei saugumo pažeidimais. Slapukai naudojami jūsų naršymo veiklai sekti, gali būti renkami specializuotas duomenų bazės, kurios gali būti parduotos arba tiesiog perduotos reklamuotojams ar kitoms trečiosioms šalims. Nors slapukai tai tik tekstiniai failiukai, tačiau gali būti pažeidžiami kenkėjiškų programų ir gali būti naudojami jūsų asmeninės informacijos pasisavinimui. Jūs galite valdyti slapukus naudodami savo naršyklės nustatymus. Dauguma šiuolaikinių naršyklių turi galimybę blokuoti visus slapukus, galimybę leisti tik tam tikrus slapukus arba galimybę ištrinti pavienius bei visus išsaugotus slapukus iškart. Slapukų nustatymus galima pasižiūrėti naršyklėje, pavyzdžiui, Google Chrome. Spaudžiam viršuje dešiniam kampe tritaškį, pasirenkam nustatymai, pasirenkam privatumas ir sauga ir pasirenkam trečiųjų šalių slapukai. Taigi štai čia yra visi nustatymai, kurie liečia slapukus. Jeigu mes norime pasižiūrėti, kokius slapukus išsaugojusi mūsų naršyklė, mes turime paspausti štai čia. Štaigi matome visą slapukų sąrašą, o sąrašo viršuje mes matome, kiek slapukai naudoja vietos jūsų kompiuterio kietajame diske. Kuo daugiau išnaudojame vietos, tuo automatiškai lėčiau veikia jūsų naršyklė. Taigi stenkitės atsirinkti jums reikalingus slapukus ir ištrinti nereikalingus. Štai tiek išnaudoja vietos slapukai mano kietajame diske, kaip matot 16 GB, kas iš tiesų yra labai daug. Taigi bus gera proga prasivalyti. Ištrinti slapukus mes galime paspaudus ištrinti visus duomenis, targi ištrinam visus slapukus ir galima ištrinti konkretų slapuką paspaudus dešinėje pusėje piktogramą su šiukšliadėžės vaizdu. Taigi, kurgi Google Chrome laiko savo slapukus? Keliaujam į C diską. Pasirenkam vartotojai,
Pasirenkam pagrindinį vartotoją, kuriuo naudojamės. Toliau turime įjungti nematomų failų matomumą, spaudžiame tritaškį, parinktys ir pasirenkame rodyti kortelę ir šiek tiek žemiau randam rodyti paslėptus failus, aplankus ir diskus. Taikyti. Gerai. Matome pasirodė aplankas app data, įeiname į vidų, aplankas local, toliau susirandam aplanką Google, Chrome, user data, toliau ieškom aplanką default, jeigu tokio neturi, tai turi būti aplankas profilė. Default, toliau važiuojam žemiau ir susirandam aplanką network. Aplankę network matome visus failiukus, kurie mums reikalingi. Tiksliau, vienintelį failiuką, kuris mums reikalingas, yra cookies. Mes jį galime atidaryti su elementaria programa Notepad arba Notepad++, kitaip kalbant užrašinę. Štai mes matome užkoduoto failo turinį, kuriame susigaudyti yra neįmanoma. Slapukai yra galingas įrankis, galintis pagerinti jūsų naršymo patirtį internete. Tačiau svarbu žinoti apie jų privalumus ir trūkumus, bei išmokti juos valdyti, kad apsaugotumėte savo privatumą bei saugumą. Tikiuosi, pateikta informacija buvo naudinga. Aš asmeniškai maniau, kad apie slapukus žinau pakankamai, tačiau papildomai pasidomėjus radau savo daug naujų ir įdomių dalykėlių. Taigi tiek šiam kartui. Lavinkite savo vingius ir iki.